Labas vakaras. Kaip visada noriu prisistatyti. Mano vardas Janina ir aš dirbu Tiksen kompanijoje konsultante. Mano rankose, matote, aš turiu tokį gražų pakį. Tai čia yra juoda sveika kava. Ten pakyje yra 20 mažų šitokių pakelių. Ir vėliau aš papasakosiu, kas tai per kava, kuo jinai skiriasi nuo mūsų įprastinės kavos. Tai dabar aš noriu pasidaryti kavytės, supilsiu šitą pakelį, pusę pakelio tiksliau, ne visą. Aišku, jeigu visą supilčiau, tada žinokite, būtų labai stipriai ir pasijaustų labai daug energijos. Tai aš dabar šiandieną įsipilsiu tik tai pusę. Puodelėje, matot, labai nedaug tos kavytės ir užpilsiu vandenuką. Vandenukas turi būti nebūtinai užvirintas iki 80 laipsnių temperatūros. Ir pilame iš aukštai, kad gautųsi truputį oro burbuliukai ir su puodeliu. Patidirbau kavytę ir dabar pažiūrėkime, kaip ji atrodo. Gal matosi, gal nelabai matosi. Dabar aš paragausiu. Labai skani kavytė. Dabar taip. Kuo skiriasi ši juoda sveika kava nuo mūsų įprastinių kavyčių? Įprasta kava tai yra, pirma, ji labai rūgština ir teršia organizmą. Antra, verčia kūną prarasti daug vandens. Kad atstatyti kūno balansą, reikia 17 puodelių švaraus vandens tam, kad neutralizuoti vieną puodelį įprastos kavos. Pakelia kraujospūdį, ir žinoma, begalinė kofeino žala. Dabar ši linčy kava, pirmiausia, jinai yra šarminė. Į kavos sudėtį įeina medicininis augalas su didžiausia šarminių elementų koncentracija. Antras yra subalansuotas pH, kuris turi būti 7,35. Trečia, suteikia natūralios energijos, kuri laikosi visą dieną. Ketvirta, natūralus antioksidantas. Ir sunku patikėti, bet jų yra 154. Penkta, suteikia kūnui deguonies. Kai pirmą kartą į žmogaus kūną patenka ganoderma, efektas yra toks, lyg žmogus būtų užsidėjęs ir laikęs 3 valandas deguonies kaukę. Galingai ir labai efektyviai stiprina imuninę sistemą. 7. Praktiškai be kofeino. 0,06% yra šioje kavoje. O įprastinėse kavose yra nuo 35% iki 75% šito reiškia kofeino. Pati kava yra išauginta Malaizijos žemėje, ne žemiau kaip 1500 metrų aukštyje, kur nepasiekė vabzdžiai ir kenkėjai. Tad visiškai nenaudota
pesticidų augimo procese. Ir taip pat į kavas yra dedama 2 procentai ganodermos. Ir kas ir daro šią kavą numeris 1 pasaulyje sveikiausia kava. Toliau 9. Tai ganoderma dar ką atlieka natūralaus kūno valymo nuo toksinų veiksmus. Vienas iš efektyviausių detokso produktų planetoje. Reguliuoja rūgštingumą, tai pastebima jau po pirmojo kavos puodelio. Tik kavų yra 13 rūšių. Tai pirmoji, tai kaip mano rankose, kaip matote, kurią aš turiu, tai yra Linčy juoda kava su ganoderma. Tai va, pagurkšnosiu porą gurkšniukų. Ai, kaip skanu. Toliau yra kreminė kava nesaldinta su kokoso grietinėle. Toliau eina kita kava, Maca Vita Coffee. Tai jos sudėtyje yra 3 augalai karaliai. Tai yra maka, ženšenis ir ganoderma. Eukafe yra saldinta su cukranendrių cukrumi. Klasikinė juoda malta kava su truputį yra irgi saldinta, bet nėra pieno. Balta kapučino kava su putele labai skani. Toliau kava Linčy 3-1 yra taip pat balinta su kokosų pienu, truputį saldinta. Labai ši kava turi didelis perkamumas. Toliau yra Cordyceps kava. Taip pat yra labai gero skonio, truputį kartumo yra, truputį cukraus, vienu žodžiu, saikingai skani. Kaip minėjau, visos tos kavos sudėtyje turi ganodermos 2 procentus. Tai va, šiandieną tiek ir norėjau aš jums papasakoti, pagrindę apie šitą juodą sveiką kavytę. Va, iš Malaizijos mes atsisiunčiame visus produktus. Va, ir jeigu jūs domina, prašau, klauskite, skambinkite, rašykite, užeikite į internetinį puslapį, svetainę ir rasite kainytės, aprašymus, telefoną ir taip toliau. Tai tiek. Gero vakaro, gero poilsio ir iki sekančio malonaus. Ate visiems.